Pirmoji naujų metų kelionė traukiniu į Alicantę. Valandą kelio pirmin, valandą atgal ir 3 valandos Alicantėj. Šiaip kelionė neprailgsta, jeigu važiuoji su gera kompanija, klausaisi podcast'o arba žiūri tiesiog pro langą, kaip keičiasi vaizdai. Atvykus į traukinių stotį, iškart pasitinka Tim Hortons, žymusis kanadiečių kavinių tinklas. Nu va, ir traukinių stotį netgi Betliejus. Kaipgi be šito, kaip gražiai čia viskas. Super. Nuo traukinių stoties pėstute patraukėme link Prieplaukos, tai tik tais užtruko 15 ar 20 minučių lėtai pasivaikščiant. Aš gal nesu mačiusi Alicantės tokios tuščios. Viskas uždaryta. Išties, į Alicantę atvažiavom tik tai apie 3:30 po pietų. Tai buvo ne tik siesta ir pietų metas, bet tuo pačiu buvo ir sausio 1, tai viskas buvo uždaryta, išskyrus, aišku, kavinės centre. Sausio 1 buvo nuspręsta pradėti nesveikai. Tai, sakė, reikia McDonald'o. Žodžiu, vaikai laimi šiandien. Kadangi vaikų atostogos, o namuose ir taip sveikai maitinamės, tai kartais McDonald's yra visai nieko. Prisėdome visai šalia Prieplaukos ir garsiosios Alicantės promenados, kur tai yra visiškai turistinė vieta. Nors aišku, ir vietiniai kartais mėgsta čia pasivaikščioti. Žymioji Alicantės promenada, kur gali sutikti ir gatvės muzikantus, ir gatvės prekeivius, prekiaujančius savo meno kūriniais, taip pat yra kioskeliai, daug kavinukių. Žinoma, taip, viskas pritaikyta turistams. Spėkit kokia next destination. Kai merginos važiuoja kartu, tai dažniausiai einam ten, kur jos nori, ir Starbucks yra viena iš tų vietų, kur būtinai reikia nueiti atsigerti kavos. Šį kartą kavą pasiėmėm išsinešimui ir nuėjom pasivaikščioti į Prieplauką. Prisėdome, kaip ir dauguma, kaip matot, turistų ar vietinių. Išties tai nuostabi vieta pasivaikščioti ar pasėdėti ir palydėti saulę, stebėti laivus. Tai tiesiog tokia ir ramybė, ir kartu šurmulys, nors beprotiškai daug žmonių, bet vis tiek labai faina. Sėdžiu tarp palmių. Prieplaukoje, žinoma, daugybė laivų, laivelių, nuo mažyčių, paprastučių iki prabangių jachtų. Saulė nusileis, nieks namo neįleis. Šalta. Kol saulė šviečia, gana šilta ir malonu, bet tik nusileidus iš karto drėgna ir šalta pasidaro. Ir viskas, atvažiavom, pasivaikščiom, nuleidom saulę, einam atgal į traukinį ir važiuojam namo. Grįždami pasukome kitų kelių ir ėjome palei krantinę. Norėjome pasivaikščioti palei jūrą. Čia atsiveria nuostabūs vaizdai, žmonės vaikštinėja, žvejai žvejoja. Žiemą čia, žinoma, yra gerokai ramiau, vos vienas kitas žmogus. Bet vasara čia yra visiškai sausakimša. Šiuo taku vaikštinėja krūvo žmonių, paplūdimys apskritai būna pilnutėlis žmonių. Praktiškai vakarienės metas. Savivaldybės aikštė, kaip ir kiekvienais metais, nuostabiai papuošta. Čia kasmet įrengiama ir didžiausia pasaulyje prakartėlė.
Didžiausios figūros aukštis berods 17 metrų. Atrodo tikrai labai įspūdingai. O dar įspūdingesnis atrodo biudžetas skirtas šioms figūroms pagaminti. Tai 280 000 plus 15 000 kasmet joms saugoti. O štai Alikantės senamiestis pilnas vakarieniaujančių turistų. Kodėl sakau turistų? Todėl, kad ispanai nevakarieniauja 6-7 valandą vakaro. Tuo tarpu mūsų mėgstamiausioje ledainėje pilna žmonių ir, ko gero, ispanų, nes tai meriendos laikas. Lygiai taip pat kaip ir didelės eilės prie čiūros, nes tarp 5-7 valandų vakaro ispanai paprastai valgo saldumynus. Kaskart stebina, bet niekiek nevilioja brandintos mėsos restoranai su išstatyta mėsa. Na, atrodo šiaip sau. Kas nori nusifotografuoti? Kaip ir ko gero kiekvienam mieste įrengtas Betliejaus miestelis su labai gražiai padarytomis visomis figūrėlėmis, labai tikroviškai viskas. Iš tikrųjų tas skrupulingai ir taip detalės atsispindi, fantastiškai atrodo. Iš tikrųjų labai įdomu pažiūrėti. Ne, ir viskas, grįžom namo, diena praleista, prisivalgyta šlamštmaisčio, bet įspūdžių truputį buvo. Praleidom dieną su šeima žvengė iš manęs. Nu ką, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.